rankose dėžutė. Maisto papildas Menopause. Ir būtent šios dėžutės dėka aš niekaip negaliu atsakyti klausimą moterų, kuriams 45, 50, 55 metai ir kurios labai bijo tokio amžiaus tarpsnio, kuris yra vadinamas rudeniu. Netgi tokio auksiniu kaip šis ruduo. Bet vis tik moters rudeniu - menopauzė. Nes aš vartoju šiuo amžiaus tarpsniu būtent šitą maisto papildą ir tikrai nežinojau, nei kas yra bloga savijauta, nei karščio pylimai, nei dar kažkokie didžiausi negalavimai. Netgi širdies kažkokios ligos aplenkė mane. Taigi, gerbiamas moteris, tarp mūsų mergaičių yra maisto papildas padedantis mums, gana nemaloniu, bet visiškai įveikiamų gyvenimo periodu. Apie menopauzę moteris pradeda galvoti gerokai anksčiau, nei ji iš tiesų prasideda. Daugybė mitų apipintas moters gyvenimo periodas vis dar kelia nepagristas baimes, o specialistai ramina, kad menopauzės bijoti nereikia. Šiek tiek šiuo metu suvokimas keičiasi. Ir jeigu, sakykime, ta vyresnė karta su tam tikra baime sutikdavo menopauzę, tai dabar moteris, tos, kurios dabar yra perimenopauzė ir kuriam ateina menopauzė, jos iš tikrųjų menopauzę žiūri kaip į neišvengiamybę ir, kaip laikotarpį, kurio metu nukris dalis problemų. Visų pirma, įvairių problemų menstruacinio kraujavimo, įvairių problemų apskritai kraujavimo iš gimdos, atkris natūralų pastojimo tikimybė, ir jinai savo galės tiesiog atsidėti savo sveikatai, savo galbūt grožiui, aišku, pagal savo amžių, ir savo gyvenimui. Specialistas sako pastebintis, kad šiuo moters gyvenimo periodu vykstantis išvaizdos pokyčiai jas gąsdina kur kas labiau nei fiziologiniai pasikeitimai organizme. Kadangi vėlgi lėtėja šiek tiek medžiagų apyskaita, dalis moterų tiesiog, sakykime taip, truputį prideda svorio. Ir kitas dalykas, kad aš kaip minėjau, kad dalis moterų nusprendžia, kad tai yra vienas jau kaip ir gyvenimo pabaigos etapas, pradeda prarasti savo pomėgius, nusprendžia, kad nereikalinga tik tai kaip namų šeimininkė, tada atsiranda toks kaip ir nervingumas, nieko neveikiu, žiūriu serialus, valgau daug. Tai čia atsiranda tas dalykas, kaip sakiau, pirma, svorio pakitimai. Natūralu, šiek tiek kinta ir visa kita, kinta oda, odos elastingumas ir, sakykime, būtent menopauzė, su menopauzė atsiranda tokie dalykai kaip įvairūs dubens organų nusileidimai. Jeigu, sakykime, jaunom moterim tai yra labai pavieniai atvejai, tai jau atsiradus menopauzės, iš 50 metų amžiaus, atsiranda įvairūs makšties senelių dubens organų nusileidimai, šlapimo nelaikymas, ar tai įtampos, ar tai netgi dyglios šlapimo pūslės sindromas, kuris paryškėja. Iš tikrųjų atsirado tokios problemos. Kitas dalykas, kad jeigu liečiant seksualinį gyvenimą, tai dalis moterų dėl to žymi tam tikrą sausumą makštyje. Nepaisant įvairių mitų skelbiančių, kad kartu su menopauze baigėsi moters lytinis gyvenimas, medikas tvirtina, kad šis periodas su tuo visiškai nesusijęs. Seksualinis gyvenimas apskritai baigėsi su mirtim, turbūt, moterių. Vyram seksualinis gyvenimas iš tikrųjų baigėsi gerokai, didžiai daliai vyrų baigėsi gerokai anksčiau, nes dėl vienokių kitokių priežasčių vyresnio amžiaus, o kai kada ir pakankamai jauni žmonės, vyrai, susiduria su impotencijos problemom. Tai iš tikrųjų moterim tas negresia bent jau fiziologiškai. Maisto papildo Menopause unikali bioaktyviųjų medžiagų kombinacija sukurta taip, kad moteriai būtų lengviau prisitaikyti tiek prie fiziologinių pokyčių, tiek išlaikyti gerą psichologinę savijautą. Mat psichologai menopauzę vadina savotišką moters gyvenimo krize. Tai sutampa tarp kitko su dar vienais labai svarbiais pokyčiais gyvenime. Neretai atsitinka jau vienas dalykas, kad ir darbuose galbūt mes jaučiamės mažiau reikalingos, nes yra jaunesnių, yra gabesnių ir panašiai. Bet iš kitos pusės neretai, juk šituo laikotarpiu vaikai suaugę pradeda palikti namus. Ir tai ypatingai vėlgi, kerta per tą emocinę tokią būseną, mes norim to ir nenorim, labai reaguojam į vaikų išėjimą. Dažnai daroma moterų klaida yra, kad jinai nekalba apie savo poreikius. Jinai dažnai tikisi,
kad kitas turi ir taip suprasti. O jau kas sutuoktinis, su kuriuo ten 20 ar 20 kelis metus nugyvenau kartu, turėtų susiprasti, ko man reikia ir kaip aš jaučiuosi. Tai čia yra dažnai daroma klaida. Mes turim nelaukti, kol susipras. Mes turim labai paprastai aiškiai sakyti. Gerą psichologinę būseną padeda palaikyti papilde esantis foliatai, biotinas, magnis, hormono aktyvumo reguliuoja vitaminas B6. Be psichologinio aspekto, siekiant harmoningo gyvenimo, menopauzės metu labai svarbi ir tinkama mityba, aprūpinanti organizmą reikalingomis mineralinėmis medžiagomis ir vitaminais. Šis periodas turėtų būti su saikingesniu gyvūninės kilmės maisto produktų kiekiu, tačiau neužmiršti, kad pieno produktai reikalingi dėl to, kad kaulų tvirtumas šiame periode, amžiaus periode jisai yra labai svarbus. Ir būtent pieno produktai jie padėtų šiuo klausimu. Labai būtina skaičiuoti, kiek suvalgoma daržovių ir vaisių. Daržovių tikrai negali būti mažiau negu 0,5 kilogramo per dieną, nes būtent jos yra pagrindinis antioksidantų šaltinis. Didžiausią diskomfortą menopauzės metu moterims kelia subjektyvūs pojūčiai – atsiradęs dirglumas, karščio bangos, gausesnis prakaitavimas ar nuotaikų svyravimas. Atidžiai parinkti Menopace papildo elementai padeda sumažinti šių simptomų sukeltą diskomfortą. Šito papildo vienas iš esminių ingredientų yra sojų izoflavonodų ekstraktas, kuris pakeičia natūralų estrogeną, šiek tiek sušvelnina tą estrogeno koncentracijos kritimą kraujyje. Tai yra svarbu, nes tai tada jaučiami mažesni poveikiai, kadangi estradiolė, žinoma, labai svarbus kolageno susidarime, kas yra kraujagyslių, širdis, kaulų sąnariai ir taip toliau. Jo trūkstant prasideda osteoartritai, tai ir stuburo problemos. Vienas iš simptomų yra moteriai pasireiškiančios tas taip vadinamos karščio bangos. Yra literatūroje duomenų, kad izoflavonodai būtent ir sušvelnina šito simptomo pasireiškimą. Menopace maisto papilde esanti folio rūgštis, geležis, vitaminai B3 ir B6 padeda siekiant sumažinti nuovargį, palaikyti gerą širdies veiklą padeda vitaminas B1, o regėjimo išsaugojimui svarbus cinkas ir vitaminai A ir B2. Menopace itin vertingas ir dėl magnio bei mangano elementų, kurie padeda išlaikyti gerą kaulų funkciją. Menopace yra išskirtinis tuo, kad pasverti visi kritiniai faktoriai atsiranda menopauzės metu, vienas iš jų osteoporozė. Kaulų retėjimas, kas yra vienas iš menopauzės požymių. Ir vadinama osteoporozė. Bet tai yra normalus fiziologinis procesas. Kai kuriais atvejais yra vadinama patologinė osteoporozė, kad atsiranda jau per daug didelis kaulo trapumas, kaip praktiškai nuo įprastinio veiksmo, įprastinio, sakykime, kažkokio tai smūgio sukimuose gali lūžti kaulai. Siekiant didesnio efektyvumo padedant organizmui prisitaikyti prie neišvengiamų pokyčių, sukurtas augaliniais ekstraktais papildytas Menopace Plus maisto papildas. Jo sudėtyje esantis šalavijo ekstraktas palaiko kaulų mineralizaciją, linų lignanai turi estrogenų savybių, kurių itin reikia menopauzės metu, o žaliosios arbatos ekstraktas sulėtina audinių senėjimo procesus.